atsitrauktų, nors... Kapčiamiestis padarė didžiulę, bendruomenė jų padarė didžiulę klaidą. Vat jeigu jie būtų iš karto nuo pat pradžių atsistoję ir pasakė, ne mums, o Lietuvai nereikia to poligono. Nereikia, jo neturi būti. Ir kur jūs, vat kaip pasakė šitie žemaičiai, pasakė, atvažiuosim, kur jūs bebūtumėt, kur jūs sugalvotumėt tą susirinkimą padaryti, tą savo gamyklą, vandenilę. Kur jūs atvažiuotumėt, mes atvažiuosime kartu. Ir paaiškinsim žmonėm, ko jiems tiesiog žiūri kiekvienas į savo tą kišenį trobą. Gyventojai būtų iš karto nuo pat pradžių pasirinkę tinkamą poziciją, tai Lietuvoje būtų daugybė žmonių, kurie juos užstotų. Jo, dabar aš matau Facebook'e tokius įrašus, nepalaikau Kapčiamiesčio sąjūdžio, nes kadangi ten taip ir taip, ten ant prie Žarų Pilaitės. Aš manau, kad ten daugelį žmonių, jie geri žmonės. Nu, bet tiesiog, tas yra, jie žiūri savęs ir viskas. Ir čia tokia realybė. Aš pabaigsiu. Kad iš principo, tos žodžius pasakė ne pati bendruomenė, o bendruomenės atstovė. Tai nesąmonė. Tai vat reikėtų bendruomeniai susirinkti, išsirinkti normalų atstovą, kuris tikrai išsakytų jų interesus, ne savo, ne kažkokius ten, ta prasme, vat kaip ta, kuri atsistojo ir sakė, mes ne vatnikai, mes ten dar kažką. Ne, ten turbūt eilinė, jo, ten į pievas pašaudė. Kalbu, kad turi būti, kad bendruomenė susirinktų, vieningai išsirinktų savo atstovą, kuris tikrai atstovautų, kuris žinotų bendruomenės visas nuostatas. Tai yra, kad jie yra prieš poligoną ne tik savam krašte, bet bendrai nereikia jo išgrūsti kažkam, užkrauti ant galvos. Ir kad, ta prasme, kad normaliai žmogus galėtų atstovauti. Ir mes tada išklausysime Kapčiamiesčio bendruomenės atstovo ir jau tada Lietuvos Respublikos piliečiai priims sprendimą, ar tarti žodį už Kapčiamiestį, ar palikti juos ten savam tam kubilė, tegul jie patys ir verda.